Jeigu kartais netyčia važiuotumėt pro Širvintas, būtinai sustokite prie Igno Šeiniaus paminklo. Nepasigailėsit. Vos prieš 2 dienas 26-ąjį gimtadienį atšventęs Juozas Karaciejus pavyzdys, kaip skurde augusio vaiko gyvenimas gali pasikeisti suteikus jam galimybę pabūti ramioje, saugioje aplinkoje, parodžius pasaulį ir pagerinus šeimos buitį. Juozas yra baigęs net 2 skirtingus mokslus – ryšių su visuomenė specialybę ir krosininko meistro amatą. Šiandien viename prekybos centrų jis dirba pardavėjų ekspertų, bet svajoja studijuoti istoriją universitete ir vieną dieną to mokyti kitus. Juozas augo skurdžiai, 7 vaikų šeimoje, kurioje buvo vyriausias. Tie sunkiausi gyvenimo momentai. Sunku surasti tinkamus žodžius, kartais atrodo, nes... Taip, vaikystė, mano galima sakyti, pasibaigė gana anksti. Aš niekada nesupratau, kodėl, tarkim, vaikai nori taip greitai užaugti. Aš tai visada kaip tai galvodavau, o kas čia blogo, kad vaikystė yra. Geriau būtų, kad jinai ilgiau tęstųsi. Kai Juozo bendraamžiai nerūpestingai leisdavo laiką žaidimams, jis ne tik prižiūrėdavo jaunesnius brolius bei seserį, bet ir dirbdavo namų ūkio darbus. Tempdavo vandenį iš šulinio namo, šerdavo gyvulius, o vasaromis ruošdavo šieną žiemai. Kadangi antras vyras buvau aš, tai tėvo pareigos ir mano pečius užguldavo. Namuose, pasak jauno vyro, trūko ne tik ramybės, bet ir erdvės. Todėl Širvintų dienos centras tapo išsigelbėjimu. Juozas vienas iš 100 vaikų užaugusių Širvintų dienos centro vadovės Elenos Petkūnienės akyse. Ir jų ne viena karta. Aplinkinių vaikais ir jų šeimomis Elena rūpinasi 27 metus, kaip pati juokauja, beveik pusę savo gyvenimo. 2 dešimtmečius ji vadovauja Vaikų dienos centrui, tapusiam prieglobsčiu tiems, kurių namuose ne visada saugu ir ramu. Čia yra vieta, kur vaikai saugus, mylimi, jie įsišneka, mums pripasakoja, mes aišku niekam neišpasakojam, bet atsipalaiduoja. Čia tokia vieta, kur gali pabūti savim. Daugelio vaikų kasdienybė, kurią tarsi paveikslėlius atmintyje saugo Elena, primena košmarą. Išpuvę čiužiniai, utėlėti vaikai augantys vėjo ir lietaus košiamuose namuose. Tokių šeimų buvo ir yra ne viena. Šiandien taip gyvenusių vaikų istorijas mena gausybė nuotraukų ir šimtai darbelių darytų su čia dirbančiomis ar savanoriaujančiomis moterimis. Dienos centre vaikai gali ne tik pavalgyti, pailsėti, bet ir išsimaudyti. Ir vaikai turi matyti ir priprast prie tos aplinkos. Dabar, kai vandens nematė, tai va, iš kur jie gali žinoti, kad reikia praustis. Juozas rodo į vieną nuotraukų. Dienos centro vadovės Elenos iniciatyva, būdamas vaikų, jis pirmą kartą išvyko iš Lietuvos ir vaidino vaikų spektakliuose užsienyje. Aš supratau, kad aš galiu šitam gyvenime šitą daugiau galiu. Ne tik kaime sėdėti. Galiu kažkur toliau nueiti, kažko daugiau galiu siekti. Tikiu ir viltį turėjau, kad jisai vis tiek nepaslys, nes jisai turėjo ir pavyzdžių ir pats nenorėjo. Daugiausiai ir patys vaikai nenori gyventi, kaip gyveno jų tėvai. Šiuo metu organizacijos Gelbėkit vaikus globojamus dienos centrus lanko net 800 vaikų, kurie ruošiami gyvenimui, gerinant jų fizinę bei emocinę sveikatą, bendravimo įgūdžius, mokymosi motyvaciją bei rezultatus. Visada turėtų būti ranka, kuri esant sunkumam visada būtų ištiesta, už kurios tu galėtum paimti ir kuri tu visada padėtų atsistoti. Pabūkit tą ranką.